Sveiki, zodiako ženklas dvyniai. Dvyniai reiškia jau savaime mums tarsi duoda tokią užuominą, kad tai yra du. Reiškia ir visko tokio žmogaus gyvenime dažnai būna po du. Ir tai jau yra praktiniai tokie pastebėjimai, jeigu lagna ženklas dvyniai, tai žmogus dažnai mėtosi tarp dviejų kažkokių tai dalykų, ne? Tai daugiausiai iš praktikos teko pastebėti moteris, kad jos nori netgi turėti tokias kaip dvi profesijas, dvi veiklas, dvilypę asmenybę. Čia svarbiausia dvilypę asmenybę, du vyrus ir taip toliau. Tai reiškia, dvyniai, aišku, yra tokių daug vis tiek aprašymuose, kad tai yra neva tai tokie labiausiai veidmainiški ženklai, bet veidmainystė, reikia suprasti, apskritai yra Kali Jugos degradacijos epochos bruožas. Veidmainystė reiškia, kai žmogus į akis šneka vieną, o už akių kitą. Ir tikrai pastebėsit, kad labai daug tokių žmonių, yra, ne, į akis tau suokia, ten mykia, o už akių jau tu jam priešas, arba kaip tik viduje visai kitką galvoja, slaptas intrigas rezga, ir tai yra toks bruožas be tyros širdies, be tokio tyro buvimo nelabai įmanoma tą atpažinti, nes žmonės, intrigantai, jie vis tiek siekia savo naudiškų tikslų ir jeigu žmogus nėra dorybės gūnui, nėra atsidavęs Dievui, jis dažniausiai vis tiek tik tai siekia naudos ir tai panaudoja kaip veidmainystė, reiškia, galbūt kažkoks saldus, malonus bando būti, dėl to, tarkime, daug kas nemėgsta, tokio zodiako ženklo kaip avinas, nes avinas yra tiesmukiškas, dekoriškas, jam neišeina, nelabai jisai sugeba veidmainiauti, bet tai nereiškia, kad Kali Jugoje avinai negali veidmainiauti, net ir avino zodiako ženklas dėja, bet tai yra tiesiog jau visos Jugos bruožas, tai čia dėl to, kad dvyniams bando pripaišyti tą veidmainystę. Bet mes negalim taip sakyti, tai yra labiau dvilypė asmenybė. Gali būti ir taip, priklausomai nuo situacijos. Realiai tai yra pats lengviausias irgi ženklas, kaip ir vandenio ženklas yra labai lengvas, toks lengvumo prasme, lengvai bendraujantis, tai yra Merkurijaus vis tik valdomas zodiako ženklas. Ir jeigu kitas zodiako ženklas kaip mergelė irgi yra valdomas Merkurijaus, bet tai yra skirtingai, visiškai kitaip, kita pusė Merkurijaus atsispindi. Mergelis tai yra analizuojantis, tokie dažnai kritiški, kategoriški, tas toks visažiniškumo sindromas, nes Merkurijus atstovauja žinias, kad aš žinau, kad aš suprantu, koks aš čia protingas, tai realiai tokį panašų sindromą ir dvyniai turi truputį, bet lengviau, tai reiškia, jie visą gyvenimą siekia žinių, bet tai nėra šaulio ženklas, tai yra opozicinis ženklas šauliui, šaulys, tai reiškia, yra vis tiek mokytojas ir mokinys, Jupiterio valdomas ženklas, kuris tarsi irgi toks žymi saviugdą, norą žinių, bet kitaip. Nes dvyniai, tai jie tiesiog visko nori žinoti, visko po truputį merkurijiškai. Tai ir apie sveiką mitybą, ir apie astrologiją, ir apie psichosomatiką, ir apie madingus rūbus, ir apie tai, kaip kultūringai bendrauti, ir apie etiketą, ir apie veidotyrą ir visą kitą. Tai reiškia visko po truputį. Bet realiai dvyniai tai yra toks visko po truputį ir pastebėsit, kad žmonės, kurie su dvynių ženklu yra dažnai ypač mėnulis dvyniuose, labiausiai veikia, nes mes supraskim, mes niekada pagal vieną ženklą negalim kažko spręsti, čia dėl to ir yra tie video sukurti tokie, kad mes galėtumėm taip išjausti skirtumus ir pačią tą ženklų esmę suprasti. Dabar mes neinam į tą visumą, nes visuma vis tiek visada yra svarbiau, bet bendrai dvyniai reiškia vis tiek irgi yra toks visažinio sindromas, kad visko žinoti, bet dažnai visko po truputį ir tai yra toks kaip dvynių ženklo minusas, reiškia, kad jų silpnybė yra tai, kad jie negali galbūt kažkokio mokslo pilnai ištyrinėti, nes nuolat juos traukia jau kažkas kitas. Ir tai, sakau, pastebėjau su mėnuliu dvyniuose. Ir tą, ir aną, bet kažko tokio vieno apibriešto dažnai ir neišeina. Kaip sako, gerai, kad tu turi tokią specifikaciją, tarkime, kad astrologija, o aš visko žinau po biškį, bet nieko iki galo. Tai būtų apie dvynius. Taip pat dvyniai yra labai linksmi, nuotaikingi, nepastovus. Pavyzdžiui, mergelė vis tiek yra žemės stichija, pastovumas, darbas, kaip Merkurijaus valdomas. Tuo tarpu dvyniai, jie yra vis tiek oro stichija ir dar Merkurijaus valdomi. Reiškia, viskas nuolat keičiasi. Tai tai aną, tai jau kitką, tai ten važiuoti, tai tokią praktiką daryti. Ir mes kaip juokaujam su merginom, kad Merkurijus dažnai būna retrogradė ir tikrai pastebim, kadangi dabar daug gyvenimo esmės sudaro visokių žinučių rašymai, komunikacija, važiavimai, bendravimai, verslas ir taip toliau, tam Merkurijos sritis. Taip, kai Merkurijus retrogradė, tai labai jaučiasi, viskas kimba, neina laiku spėti ten kažkur atvažiuoti,
kažkokius tai bilietus pakeičia, kažkokią informaciją naują atnaujina, toks informacijos amžius, viskas ant dokumento, ne? Tai reiškia dvyniui lagnai, vat, kai Merkurijus bus retrogradė, kaip ir mergelės lagnai, labai stipriai veikia. Tai mes juokaujam, kad vat, pagal lagną moteris prisiskiria savo vyrą. Tai tas valdanti planeta, aišku, valdančią planetą reikia šiaip giliau astrologiškai žiūrėti, tai vadinasi Almutenas, tai reiškia būtent pagal lagną, pagal planetas pirmam būste ir pagal aspektacijas. Bet iš esmės, taip tokia trumpa prasme galim sakyti, kad lagnos valdovas yra ta valdanti planeta, ne, reiškia. Tai va. Tai reiškia, sutarti su dvyniais yra labai lengva, jie vis tiek yra tokie, tikrai vienas lengviausių ženklų, nes dvyniai tai dar gali visur prisitaikyti, ir giminių baliuke, ir su kosmonautais, sektantais, ir reiškia su verslininkais, jie toks adaptyvus ženklas, tai yra jo stiprybė, ne, kad reiškia, taip, tai tokia kaip didžiausia stiprybė, gebėjimas visur prisitaikyti, adaptuotis, tai lengvų, nes pats Merkurijus yra pati lengviausia planeta iš tikrųjų, nes kai 7 būste sako yra Merkurijus, tai yra praktiškai Kaljūgoj vienintelė tokia pozityvi padėtis, nes kuo daugiau planetų 7 būste, tuo daugiau problemų santykiuose, o santykiai yra šių laikų problema, niekas nebeišgyvena, kartu nebeišbūna, nei partneris netinka, norisi kito, ištikimybės nebėra ir taip toliau. Tai reiškia, Merkurijus toks yra kaip cukinija, aš vadinu cukinija, nes jisai neutralus, jisai su visais gali būti. Tai reiškia dėl to pliusas, o minusas yra tai, kad jam sunku bus, kai kažko nebeliks po 2, nebegalės dvilypiškumo savo panaudoti, reikės pasakyk tiesiai, šviesiai vieną kartą, ko tu nori. O Jėzau, nežinau, tai kaip čia, tai ir to noriu. Arba ten reikės gyventi su vienu vyru, vis norėsis dar ir antro to vyro. Aišku, žiūrim visumą bendrai, nes dar turim ir aspektus viską įvertinti, bet iš esmės, reiškia, tai reiškia, ir šis ženklas turi puikų humoro jausmą ir nuolat trokšta veiksmo, judesio, bendravimo. Todėl jeigu ateina rutina ir monotonija, jam sunku. Jam reikia naujų žinių, arba jeigu jau reikia mokytis kažką kaip astrologijos. Sėdėti ir kalti, mokytis, nagrinėti mergelę, tai gali Merkurijus, ne? O dvyniai ne, jam norėsis kažko naujo. Ir į juoko jogą, ir į kokią nors užsikasti po žemę, ir ten biški parūkyti kažko, ir pašokti kokius estatinius šokius. Tai va.